Sveiki. Sekanti diena, tai būtų rugpjūčio 5, 9:50 min. Jauniklių treniruotė numeris 5. Tiesia linija 20 km, vėl pakeičiau kryptį. Šiaurės vakarų kryptim atvežiau paukščius. Ir jau čia Jonavos rajone startavo. Važiuojant rodė 24 laipsnius šilumos, žada 31. Kaip matot, dangus apniukęs, tvankų. Nu kaip apniukęs. Šiaip tai saulė šviečia, bet debesuota. Debesėlių yra. Žada perkūnijas. O štai ten apsiniaukia. Šiandien atvežiau 37 paukščius, atsirado jauniklis, tai 36 jaunikliai ir vieną įdėjau 25 metų tokį bebrikono žiedą, kuris paklydėlis buvo, atskrydo, jis turbūt atsiskyręs ir skraido. Atskrydo. Nedalyvavęs visą vasarą varžybose, tik tai bendroji treniruotėje dalyvavęs. Tai tegu galvoja, kur jiems skristi. Nu, kol kas visi būryje. Vakar, kaip matėt, atskrydo puikiai, būrių. Na, va, teisinga kryptim ir skrenda daug maž. Kągi, netrukus įjungsiu Bagaslaviškį. Važiuoju, susidedu dėžes ir važiuoju. Dešimt valandų 27 minutės. Grįžo paukščiai. Tik atvažiavau. Ir jie 37 minutės, kelyje 20 km. Oro temperatūra mašina rodė 27 laipsnius jau grįžtant. Jau karšta. Štai matau, va šitas 20 metų patinukas. Oi, ne 20, 25 baltų žiedų, bebrikono. Štai. Nedalyvavęs varžybose. Nu, va, jaunikliai. Kažkas biskį įsižioja. Karšta. Karšta, puiku. Kiek rodo čia laipsnių pažiūrim. Na, čia saulė šviečia 32 laipsniai. Jo. Na gerai, spėjom. Anksti man neišeina dėl ruošos važiuoti. Treniruotė būtų geriau. Anksti kokią 6. Bet yra kaip yra. Po truputį. Įvairiom kryptim sportuojam. Hop, 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 hop. Einam, einam, einam. ...20 km.
šiaurės vakarų kryptim. Iš tenai grįžo paukščiai. 37 paukščiai, 36 jaunikliai šiųmečiai. Hop, 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 hop. Tai tiek žinių iš Boguslaviškio. Dirbam, sportuojam, poilsiaujam, džiaugiamės paukščiais ir gyvenimu, sveikatos, gėrio ir taikos. Visiems dėkui, kurie žiūrite. Ir iki kitų susitikimų. Rytoj treniruotės negalėsiu daryti.